trečiadienį grožio dirbsiu, vaikinai, štampuosim iš šitą. Pas mus lato. Treni? Ja. Net kažką padaryti, bet nežinau. Aš tai dar nenoriu padaryti. Po šitą gal. Atvirkščiai. Aš noriu prieštarauti jo dėsnį. Kaip yra su tais pratimais, kurie daugmaž, pavyzdžiui, atsispaudimai su kamuoliu, viena ranka ir panašus, jie labai tokie pritempiami prie būtent krepšinio aikštelės, ar kaip? Na jo, kaip sako, čia anksčiau sakydavo treneris, reikia miegoti su krepšinio kamuoliu, ar ne? Kad tai būtum tikras krepšininkas, tai čia ta kitoj pusė, reikia daryti pratimus panašius į krepšinį, tai tarkim, kamuolys, kažkoks atsispaudimas ant kamuolio, ar šiaip kažkokius parinkti pratimus, kurie yra panašus judesiai savo kaip krepšinio aikštelėje. Tai ką čia dabar vyksta pas mane? Ar daug ar per mažai? Svarstykliai suvalgo. Treneri? Taip. Tai jau tas darbas šiek tiek duoda savo vaisių rezultatų, todėl, kaip sakyti, kol kas viskas tai teigiama pusė, matau. O besiskundžiančių krūvis dideliais nėra? Ne, jau nėra. Jau nebėra, jau priprato? Jau priprato, toksai pirmą savaitę, ne, šiek tiek patys savęs sunkiai. Yra, bet mes trenerių gerbėm ir mes tylim, suprantate? Blogai atrodė dabar. Mes už Lietuvą!